Visuomenėje pasklidus informacijai, jog Lietuva dėl aplinkos ministerijos aplaidumo negalės parduoti nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų ir dėl to patirs $0,5 milijardo litų nuostolį, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija pasikvietė ministerijos atstovus pasiaiškinti. Šiandien aplinkos viceministras pademonstravo tiesiog savotišką pavyzdį arba pateikė informaciją, kuri parodė, kad kai kurie aplinkos ministerijos tarnautojai, kurie yra atsakingi už taršos klausimų sprendimą, ataskaitų ruošimą, dirbo neatsakingai, galima sakyti atmestinai, ir ataskaita buvo užpildyta su klaidom ir labai yra gaila, kad tas klaidas nustatė Jungtinės tautos. Kita yra blogybė, kuri šiandien irgi buvo atskleista, kad aplinkos ministerija blogai kontaktuoja su Žemės ūkio ministerija. Tai parodo, kad nėra keitimusi informacijom, nėra informacijos pasidalinimas ir prasideda kai kada vienos ministerijos problemų perkelimas kitai ministerijai arba liktai klaidų atsiradimo priežastis perkeliamos Žemės ūkio ministerijai. Gegužės mėnesį socialdemokratų frakcija vėl kviesis aplinkos ministerijos ministrą ir pareikalaus pateikti ataskaitas, kaip pavyko ištaisyti klaidas, kokia buvo padaryta žala valstybei. Matysim, kokia yra vizija, žiūrint į perspektyvą, sprendžiant šitus klausimus ir kaip buvo vertinti darbuotojai, kurie padarė šitas klaidas ir dirbo neatsakingai.